Sveikinuosi su visais užsukusiais į kvantinio proveržio magijos kanalą. Su jumis Elytė Avėtelė. Šiandienos tema – retrogradinių planetų ir užtemimų koridoriaus įtaka pagal jūsų gimimo dieną. Artėja ypatingas laikotarpis, kuris gali stipriai paveikti mūsų gyvenimą. Kovo mėnesį susidursime su net 3 galingais astrologiniais įvykiais. Retrogradinis Merkurijus nuo kovo 15 iki balandžio 7 dienos. Retrogradiniai Venera nuo kovo 2 iki balandžio 19 dienos. Užtemimų koridorius nuo kovo 14 iki kovo 29 dienos. Tai laikas, kai viskas gali apsiversti aukštyn kojomis. Retrogradinė Venera stipriai paveiks santykius. Netikėtai gali sugrįžti buvę partneriai, kilti konfliktai, nesusipratimai ar net apgaulės. Būkite atsargūs, nes šiuo metu didėja rizika įsivelti į pažintis dėl materialinės naudos. Užtemimo koridorių sugriaus viską, kas neturi tvirtų pamatų. Trapūs santykiai, nestabilūs projektai, silpnos struktūros gali žlugti. Kartu su retrogradiniu Merkurijumi tai gali lemti atleidimus iš darbo, finansinius nuostolius ar net sveikatos problemas. Visuose srityse laukia audra. Tačiau jei žinosite, kaip šį laikotarpį panaudoti savo labui, galėsite jį paversti galingu transformacijos etapu. Dabar sužinosite, kaip geriausiai elgtis pagal savo gimimo dieną šiuo laikotarpiu. Gimė 1, 10, 19 ir 28 dienomis. Jūs turite stiprias lyderių savybės ir esate orientuoti į tikslus. Šiuo metu naujų projektų pradėti nereikėtų. Tačiau verta pamastyti apie strategiją ir užbaigti pradėtus darbus. Santykiuose venkite impulsyvių sprendimų. Venera gali sukelti nesusipratimų su partneriu. Gimė 2, 11, 20 ir 29 dienomis. Jūs esate jautrūs ir intuityvūs. Retrogradinės planetos ir užtemimų koridorius skatins permastyti asmeninius santykius. Tai laikas atkurti ryšius su artimaisiais, tačiau venkite skubotų meilės sprendimų. Galite būti apgauti. Gimė 3, 12, 21 ir 30 dienomis. Jūsų stiprybė kūrybiškumas. Šis periodas palankus grįžti prie senų idėjų ir projektų, tačiau naujų sumanymų įgyvendinti nereikėtų. Meilės srityje gali kilti sumaištis. Būkite atsargūs su pažintimis, nes jos gali būti nenuoširdžios. Gimė 4, 13, 22 ir 31 dienomis. Jūs esate organizuoti ir disciplinuoti. Dabar tinkamas laikas pertvarkyti kasdienybę, atsikratyti nereikalingų įsipareigojimų ir sukelti viską į savo gerovę. Susitelkite į gerovę. Darbo srityje gali būti pokyčių. Pasiruoškite netikėtumams ir nepasiduokite panikai. Gimė 5, 14, 23 dienomis. Jūs esate energingi ir mėgstate pokyčius, tačiau dabar geriau vengti didelių gyvenimo transformacijų. Verčiau peržiūrėkite savo tikslus ir senus įpročius. Būkite atsargūs su pinigais. Užtemimų koridorius gali atnešti finansinių išbandymų. Gimė 6, 15, 24 dienomis. Šeima ir stabilumas jums labai svarbus. Todėl šis laikotarpis skatins spręsti šeimos klausimus ir grįžti prie senų tradicijų. Nepatartina priimti didelių finansinių sprendimų. Gali būti apgaulių ar nesusipratimų. Gimė 7, 16, 25 dienomis. Jūs esate analitikai ir gilių minčių žmonės. Dabar tinkamas metas mokytis,
permastyti svarbes gyvenimo temas ir grįžti prie senų žinių. Šis laikotarpis gali atnešti svarbių įžvalgų apie jūsų ateitį. Gimė 8, 17, 26 dienomis. Jūs turite stiprią vidinę jėgą ir ambicijas. Šiuo metu svarbu peržiūrėti savo finansus, skolų klausimus ir karjeros kryptį. Užtemimų koridorius gali atnešti netikėtų pokyčių. Išlaikykite ramybę ir nesivelkite į rizikingas situacijas. Gimė 9, 18, 27 dienomis. Jūs esate idealistai ir padedate kitiems. Dabar puikus laikas grįžti prie senų, savanoriškų veiklų ar spręsti ilgai atidėtas problemas. Tačiau būkite atsargūs su naujais žmonėmis, nes visi gali turėti savanaudiškų norų ir ne visi gali turėti gerų ketinimų. Kaip sušvelninti šių energijų poveikį? Visiems skaičiams. Nepradėkite naujų projektų, užbaikite senus. Būkite atidūs finansiniuose reikaluose, venkite skubotų sprendimų. Santykiuose laikykitės aiškumo, nepasiduokite emociniam chaosui. Skirkite laiko savęs pažinimui, tai puikus metas vidiniai transformacijai. Likite sąmoningi ir sutikite šį laikotarpį pasiruošę. Su jumis buvo Elytė Avetian.